Dariau čia ant to kelmo, ant medžių tavo, ant tų iknauj, vilioklį, kaip sako, masalą prikabinau. Ir matot, va, tai žvėris atėjo iš karto, aišku, čia ir aptvarė, ein dainos metų ir viskas ok, bet pridėsiu video, kaip sakiau, jūs matysit, ką paniai skanė tu jėd. Reišk, ir dar kur noriu pabrėžti. Sakys vėl, ai, čia aptvarė nejėdė. Ne, aš noriu pasakyti taip, ir aš jums parodys. Pas mane ir širykla, pas mane vis laik pilna, ten žirnių kukurūzų. Ir ne visi priėdė, va čia esminis dalyks. Kada nam visko ir, kaip sak, pilnas užpakalį, sakykime taip. Ir vis dėlto ateis iš karto labai nori, kaip tik tą pakratau, iš karto nesuėjant. Aišku, ateini naktį, jūs matysite jau ant to kelm, niek nebė, nes aš jau čia tret kartą dabar kratys, nespėjom kiekvien kartų video daryti. Elnys ateis net su koja, žinai, krapšt, kad dar kažkur galėtų iš to kelm išspausti. Ir taip toliau. Tai va, dabar vėl darau tų pat, dabar aišku, štai nulėja ir šiek tiek nusiplojus, va. Paprasta viskas. Ir vėl, va, pabarstom. Vat kiek nedaug, tai rek. Įsivaizduok, jūs nusiper 3 kg, va, užtenk tepštą padaryti. Aišku, aš paturbinu čia, kad daugiau būtų, kad tų video nusifilmuot, nes čia kamera stovi, kad vat jums parodyti. Va, papiliuje, tai įsivaizduok, kiek tų kartų gali suveino litro šitą ir va, su keliom saujam, va, pabarstykit. Pradės tai žvėris eiti, viskas bus super. Lygiai tu pat da padarys, va, ir ant medį, kaip sakiau, ir dėl tos spalvos. Va, šitą biškį. Va, superins reikals. Bišk padarint tep. Ras. Va. Tiek nenubėgsums. O kas nubėgs, bus nuo apačios viskas sulaižyta. Matot, spalvelė. Super. Jeigu te parinksit, viskas ok. Masinkit, rodau. Jodam į priekį. Matot, jau šalta. Ir viskas bus gera. Prisiviliuosi tų žvėrių ir, kaip sakant, kietai, oi, čia šaudys, taip toliau. Nebūna šaudyti, džiaukitės. Eikit suvakas į bokštelius, rodykit anem, kaip tai žvėrelė maitinas. Dar pratesant, vienu žodžiu, priminėjams, kad dar 2 dienas galioja nuolaida. Ir super, iš tikrųjų, daug nupirkot ir dar perkat. Labai džiaugaus to iš tikrųjų. Tai kas padarytumėt video, jau kažkur vis tiek taip nebus ateis, nesvarbu, kad dabar tas laikotarpis, bet ane jau pradeda eiti vakščių žiūrinėti. Gal kažkas vis tiek, manau, daugom statot kameras ir taip toliau. Tai va, jeigu kažkas padarys video, prizus garantuots, vienu žodžiu, bendradarbiaujam toliau. Ir matot, lašinė pas manį. Gyvenu gerą miškį, pakabinau lašinių, pradėti reikia ir paukšteliam, geneliam, prasidės to išaltė, kad priprastom. Bus vakam pasidžiaugti, pasižiūrėti, padarys video, kokį paukščiuką atskrent, ką paneilės ir taip toliau. Vienu žodžiu, dirbam dabar miške ir turiu naujienų apie žuvis.